Labas vakaras visiems susirinkusiems. Labas vakaras atvykusiems į 47 laidos abiturientų šimtadienio šventę. Kviečiame pasižiūrėti abiturientų spektaklį Aplink pasaulį per 47 minutes, kurio režisierė Orinta Jazdauskaitė Juozapaitė. Geros kelionės. Šeštą pamoką dabar bus. Vėluos, jeigu 15 minučių vėluoji, davai, varom, į net nesikūkime. Nu, davai, nu. Ką mums sakyti? Tu jau... Dabar šeštą pamoką bus. Ai, nu tai čia, jeigu 15 minučių vėluoji, davai, varom, net nesikūkime. Sakykit, 47 laidą. Kokią laidą? 47 laidą. 47! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 That tonight's gonna be tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money, let's spin it up, yeah. Go out and smash it, like oh my God. I know we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed and I wanna let it go. Let's go way out. Fill up my cup, Mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be. Ko nerimsti, žmogau, it paukštis. Ko braidai vis po pievą, basas. Vakarai, rudenėjant, vėsus, o rytais tokios šaltos, rasos. Ko vis ieškai, žmogau, it paukštis. Ko vis lauki ant ilgo kelio. Negali be dangaus gyventi. Negali gyventi ir be žemės, bet jei ieškai, ieškok iki galo. Tam sparnai daugai paukščiui duodi. Ir jei klysi, tai klysk iki galo. Kad daugiau klaidų nekartotum, rasi visko ir gero, ir blogo. Rasi daug ką, kai ką prarasi, bet ieškok savo kelio, paukšti. Kelio kurs tarp dangaus ir žemės.
gero ir blogo. Rasi daug ką, kai ką prarasi, bet ieškok savo kelio paukšti. Kelio kurs tarp dangaus ir žemės. Karališka erdvė. Kvėpuokite. O tai kaip mums čia dabar įkvėpti? Įkvėpkite pro nosį, iškvėpkite pro burną. Užsimerkite. O tai užsimerkti su viena ar abejom? Užsimerkite su abiejomis akimis. Pajauskite ramybę. Sekite muziką. Pajauskite spalvų bangas. Atiduokite visatai savo visas blogas mintis. Pasisavinkite gerą energiją.
Pajauskite pilnatvę. Ramybė. Pilnatvė. Taika ir gėris širdyje. Medituokite. Namaste. Saky, ką jis ten tau pasakė? Namaste. Kviečiu visus, turinčius potencialo, atvykti čia pas mus dirbti. Nelenkti nugarą kaip kitur, o dirbti su malonumu. Mano agurkų ceche nuostabiausias moterų kolektyvas. Dažniausiai moterų. Čia vyrauja nuostabi ir draugiška nuotaika. Visada skamba juokas. Nepamirštamas ir ilgai įsimenantis kvapas. Šiltnamiuose veikia oro kondicionavimo sistema, todėl jums negrės joks perkaitimas, o jūsų pasirinkta apranga nevaržys judesių ir leis atskleisti kaip asmenybei. Alga minimali pagal skandinavinių šalių ekonominį rodiklį, tačiau didesnė nei europinis standartas, todėl neteks nuogąstauti. O už atliktą darbą man vertinimus, gauti priedai, jūs tik paskatins toliau dirbti, stengtis ir uždirbti. Tad kviečiu pas mus. Labą dieną. Labą dieną. Metusi dėl darbo. Prašom, užeikit. Štai čia, jūsų nauja darbo vieta. Jūsų pagrindinis uždarbių šaltinis. Aprangą matau, kaip ir turit. Tiks. O štai čia galite susipažinti jūsų naujasis draugės. Labas. Mano nuostabiausias senbuvės, ariančios čia jau 3 sezoną ir net nebejoju, kad ne kartą grįšiančios, ar ne? Taip, grįšim. O ar jūs, merginos, pasiruošusios? Taip. Duokit vieną minutėlę. Štai čia jūsų pagrindiniai darbo įrankiai.
Nu ką, kimbam prie darbų? O priedai? Priedai. Viskas labai paprasta. Kuo daugiau, tuo geriau. Kuo greičiau, tuo dar geriau. Kaip čia dabar? Kas yra? Nu, ai. O tai kaip suprast? Tu pažiūrėk, pas mane agurkų nebėra. Nu kas per nesąmonė? Einam, ką čia tuos nešiokas neįskirti, nieko. Pil. Nu žiūrėk, kaip tai. Ei, ką jūs darot? Nu, ką jau mes? Aš taip ir galvoju. Ji taip ir mane, matai? Nu, jūs! Nu ir ką jau mes? Mes čia senynų, mes čia viską žinom. Nu, mes žinom, kaip tokiam darbė rengtos, o ką jūs čia po trumpofkę matėte? Nu, kalba tai ne apie tai, o kad elgiatės nesąžiningai. Nu ir kas čia nesąžininga? Jūs mūsų priskintus agurkus savo pasiėmėt kaip savo priskintus. Va, tušči, žiūrėk. Ir kas? Visi seniai su nujokus taip elgės. Čia toks krikštas, durnelės, nereik susireikšmintai. Krikštas? Taip elgtis su tiesiog ateisiais užsidirbti. Krikštas, matai? Neriekau, čia aplamai matos kažkur pirmą kartą jūs atėjo dirbti, merginos. Tiek fiziškai, tiek... su tokiais raumenais. Tai gal nori pati tos raumenis pajusti? Norim, ir gal tu čia tokią mums parodysi. Nu tai žiūrėk. Oi, agurkai. Kaip naujokė, tu biškį ne per mandrą? Žiūrėk, visi ką dar išsigalvojęs. Ką jūs čia per nesąmonę? Gal čia per žiauriai mes? Žiauriai, kad direktorius stoja ateis, gal biškį persistengiau. Jo, einam, atsiprašysim. Ėjom tą agurką. Kas čia per nesąmonės vyksta? Ta proga kviečiu visus, turinčius potencialo atvykti čia pas mus dirbti. Nelenkti nugarą kaip kitur, o dirbti su malonumu. Kaip man atsibodo šitoj skiliai dirbti ir kiek galima. Tas pats per tą patį. Ar aš žmonėm negaliu pasiskut? Galiu! Kas iš to, kad tie pinigai geri? Žmonos jau nemačiau netgi 5 metus. Vaikai jau užaugo be manęs. Susipažinkit ir priimkite savo kolektyvą, turėsi naujoką. Žena, tu jį apmokysi. Sėkmės. Zdorovo, Žene. Darbas labai paprastas. Visi esam lygus, įsidarom tą patį. Tačiau tau kai ko trūksta, ateik apmausi. Gerai. Vienu žodžiu, kaip ir sakiau, darbas labai paprastas. Su viena ranka kerti, su kita meti, meti. Galva į dešinę, kūnas į kairę. Galva į dešinę, kūnas į kairę. Nu davai, pademonstruok.
Galva į kairę, kūnas į dešinę. Nu ir žioply. Tai ką tu čia darai? Galva į dešinę, kūnas į kairę. Galva į dešinę. Nu, davai dar kartą. Galva į dešinę, kūnas į kairę. Nu va, malačius. Žena, tau žmonas skambint, pasakyk, kad mums dirbti reikia, kiek galim. O jūs visi staigiai darbus. Atsisprendžiu, kad mes turim kompiuterio darbo valandas, reikia mums kūrinys įskrūti. Man trūkda, kad man nedūda yra. Aš to žmonos taip nevyliu. Vaikai juodi, o tu pažiūrėk į mane ir ką man daryti. Žmona, eik, iš viso. Ranka! Ranka nusikirta! Ranka! Ranka! Nu tai pasižiūrėk, tai ką nešau ranką! Ranka pasižiūrėk! Opa! Dieve, kas čia buvo? Žena, tu už jį atsakingas, buvai viskas, laisvas, mauni pas savo žmoną atgal. Nenoriu aš pas tą žmoną. Neteikit žioply, padėkit jūs man. Pats turi tvarkyti, o tu per tave darbą. Gerai už patylėt, o tau, eik, blemba, visi žiopliai esat. Grįžtas gal pas tą pačią. Ir kiek galim. Visą laiką toks pat gyvenimas. Satskinė, satskinė. Norėčiau kokį Mercedesą nusipirkti, nu kažką, žinai. Nu, braškytas mano. Tai dirbi? Dirbu visą parą, visą dieną. Jeigu pakaks visam sezonui? Nebijok, pakaks tik reikės. Nu, maladėcas, dirbkite. Čia tas braškės gali valgyti? Nuvalgyk. Nuvarykis, jos, matoč. Kas tau dabar? Kas? Alio? Tu dirbtinį kvėpavimą daryk greitai. Kas vyksta? Ką tu darai? Nu, tu durnas, ką tu darai žmogų užmušį? O ką aš darau? Kas čia dabar? Ko nedirba? Nežinau, kažkas atsitiko, miršta gal. Tai jam blogai, ne jum. Davai prie darbų tik tai. Kas jam čia buvo? Nu tai matomai alergija, braškė. Mano sesė tai būna. Tai būna. Nukrenta ant žemės, pradėt kurtytis iš burnos putos. Maniau, kad tik beria, bet ir dustima. Tai čia panašiai. Gerai, imkit jį, neškit lauk. Nu, eikit. Nu, į kurią pusę jūs? Nu, į tą pusę, ne? Ne, į tą pusę, ne? O, tu šauki. Nešaukit, man manęs ten reikės, neškit pasyro. Į tą pusę. Nu, čia vienu pasipurtimu nieko nebus. Atsigaus pilnu kuodu varys. Pas mane lengvų pinigėlių nebūn. Statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos.
lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Žinot, panos, aš vis dar negaliu patikėti, kad ateina geriausia mano gyvenimo diena. Aš jaučiuosi tokia laiminga. Ir aš tokia laiminga dėl tavęs. Ir tu taip gražiai atrodysi su savo balta suknele. Parodyk man dar tą žiedą. Bet žinai, dabar jau viskas pasikeis. Tavęs lauks naujas gyvenimo etapas su vyru ir draugais. Juk nebegalėsim taip random atvaryti Graikiją ir daryti, ką norim kaip dabar. Kitais žodžiais tariant, šiandien yra mūsų paskutinė naktis normaliai pasilinksminti. Panos, aš juk niekada jūsų nepaliksiu. Ir mes visada turėsim vieną kitą. Ir šiaip aplamai, ko iš dabar parinatės. Gyvenimas yra trumpas, o pasaulis platus. Ir mums reikia prisiminimų. Todėl varom ir pasitusinam. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear the wind. One more look and I can get everything. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma Mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted. Since the day we parted, why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My, I should not have let you go. I was angry and sad about the things that you do. Welcome to most beautiful Greece. In front of you, the boys. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee.
So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. An empty street, an empty house I hold inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue to see you more. Cette heure qui m'obsède jour et nuit. Pagaliau mes čia. Taip ilgai laukiau šitą momentą. O taip, Paryžiau, mes ateinam. Ateisim, tuoj. Pirma žvilgtelkim į mūsų sugeneruotą žemėlapį. Eifrilė, kodėl pas tave lagamine vyriški marškiniai? Tu man kažko nepasakoji. Šaunuolė, puikiai saugai daiktus. O kodėl aš? Ai, gal tu kai buvai tualete, aš trumpam nusisukau ir kažkas sumaišė mūsų lagaminus. O tas kažkas vardu Emetas? Klausau. Taip, čia Eifrilė. Jo, jau supratau, kai savo, tai yra jūsų, tavo lagamine radau vyriškus marškinius. Aha. Šiandien? 6 valandą? Parke? Gerai, būsim. Iki. Eisi susitik? Eisim. Bonjour. O, bonjour. Eik tu nebesvaik. Sveikos. Emetas. Aš Eifrilė, čia mano draugė. Eiva. Teo, malus pažinti, prašom, prisėskit, kad jau sugadinom jūsų vakarą. Nesugadinot? Vis tiek tik ką tik atvarėm, neturėjom jokių planų. Elle s'en a zonné, belle je t'aime, la scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement la scène, la scène, la scène, la scène. Extra lucida, contusion, la scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sûr. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on sait comme ça. La scène à moi,
Tai kaip rytoj 10 ryto turas po Paryžių? Pažadam jūs nustebinti. Gerai. Sur la scène, la scène, la scène, extravagante comme le jeu sur la scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, la scène à moi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Šiandien eisim į restoraną. 6 valandų užrezervuotas staliukas. Ne, žinok, tėvo, šiandien žiauriai pavargau. Nelabai noriu kažkur eiti, bet galvoju, gal tada užsisakom maistą, pažiūrim kokį filmą ir pabūnam dviese. Baigti! Juk anądien nupirkau tau nuostabią suknelę. Apsivilksi, pasiruoši ir galėsime eiti. Tu ir vėl, nei klausais, nei girdi mane. Aš tau sakau, kad aš niekur nenoriu eiti, aš blogai jaučiuosi. Ir tai jau ne pirmas kartas, kada tau neįdomu, kaip aš jaučiuosi. Ir vėl tu su savo tom nesąmonė. Tu man patinki. Ir man tiek tai reikia žinoti. Nuo dabar įkruoškis. Arba vėl vėluosim kaip anakar. Ei, ar tu girdi mane? Aš tau sakau, kad aš niekur šiandien neisiu. O tu, aišku, gali rinktis. Eiti į tos savo prabangius, arogantiškų žmonių prikimštus restoranus. Arba likti su manimi čia. Kas tu daras? Kas tai apsėdo? Gal tu išgerk raminančias arbatėlės, pasipuoši ir galėsime eiti? Taigi viskas bus gerai, pamatysi. Nebebus. Aš manau, mums laikas grįžti namo. Mums? O kodėl mums? O tai tu čia pasiliksi? Na taip, o ką man grįžti? Mums su Emetu viskas gerai ir aš nemanau, kad kažkas galėtų nutikti blogo. Bet tu juk dar gerai jo nepažįsti. Bet tai meilė. Meilė? Tu per tokį trumpą laiką gali sakyti, kad tai meilė? Na taip. Žinoma, man labai liūdna, kad jums su Teo nepavyko. Tačiau Emetas visai kitoks. Jis mane išklauso, supranta. Jis žino, kad aš pykstu, bijau ar nervinis. Jis įsiklauso į kiekvieną mano žodelį. Žinoma, kartais galėtų negirdėti kai kurių mano pasakytų frazių. Tačiau jis skaito mane kaip knygą ir visą tai per tokį trumpą laiko tarpą. Mes esame įsimylėję, mes kalbam apie vestuves ir aš esu iš tiesų labai, labai laiminga. Ir dėl šios laimės tu atsisakai mūsų draugystės? Si tu n'existes pas, j'essaierai de voter l'amour ou traîner dans un monde sans droit, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai de voter l'amour comme un prado qui voit sous ses doigts naître le couleur des jours et qui n'en revient pas.
kas nebūtų, sakyk, dėl ko gyventi man. Slinktų dienos be prasmės lėtai, be vilties ir nevilties. Alio? Taip, mama, jau nusileidau. Nugi nieko man nenutiks, manęs atvažiuos pasiimti. Gerai, ate, myliu. Labas! Pagaliau aš taip tavęs pasilgau. Nu jo, pagaliau pasikvietei tave čia aplankyti. O tau dar kvietimo reikia? Nejuokauk, geriau einam, šiandien į tokį vakarėlį nusivesi, kokią dar nebuvai mačius. Ui, palauk. Veikiu. Good time out there. Que no pare la fiesta, don't stop the party. Que no pare la fiesta, don't stop the party. I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, get funky. Now stop. I know y'all having a good time out there. Que no pare la fiesta, don't stop the party. Que no pare la fiesta, don't stop the party. To the money makers in the place to be. Que no pare la fiesta, don't stop the party. Vau, geras. Nurovė stogą. Pagyventum čia, dar ne taip parautų. O jeigu rimčiau, čia tik vakarinė paros dalis tokia, o daugiau kaip kitose šalyse darbas, namai, bėgi, leki, niekur nespėji? Na, panašiai, o bet tačiau čia žmonės žymiai labiau atsipalaidavę. Man dar priklauso nuo jo amžiaus ir lyties. Klausyk, aš noriu tavęs kai ko supažindinti. Čia Hugo, mano bosas. Čia mano draugė Veronika iš Lietuvos. Labas, Hugo, verslininkas, malonu susipažinti. Labas. Klausyk, Leticija, aš jau visai pavargau šiandien po skrydžio, gal važiuojame namo? Tu nejuokauk, čia mano tūsai mažiausiai iki ryto vyksta. Tikrai, taip. Tai, tu tikriausiai čia dar nieko nespėjai pamatyti? Nieko, va ką tik nusileidau su lėktuvu, iš karto Leticija čia atsivežė. O tai, kaip tu iš Lietuvos? Tikrai taip? Tai tau čia patinka? Patinka? Ne tas žodis, kaip patinka. Jau spėjau nurauti stogą. Tai dar labiau nurausk, kai aš tau visą Dubajų aprodysiu. Tai eime? Eime. Su mano Lambo važiuosim. Su šituo? Ne. O tai su šituo tada? Irgi ne. O tai arklys? O, atsiprašau, žirgas su karieta? Šitas irgi mano, bet dabar nesvarbu. Mes va su šituo Lambo važiuosim. Labas vakaras. Per gyvenimą norėčiau aplankyti visą pasaulį. Nuo pat jaunystės svajojau aplankyti visus žemynus. Aišku, dar jauna, dar aplankysiu, bet čia mano didžiausia svajonė. O tai kaip šeima? Šeima? Turiu mamą, tėtį, turiu vyresnį sesę. Kartais prižiūriu jos mažučius vaikučius, jie tokie mėly žmogeliukai. Vaikai yra gerai. O kaip tu? Kas tau patinka, nieko apie save taip ir nepapasakoji? Aš šiaip turiu viską, ko norėčiau, bet kalbant apie šeimą, gal visai ir daugiau. Tau viskas gerai. O pas jūs čia yra kažkur toj? Toj ką?
Na, Ai, tu viešojo tualeto ieškai? gerai būtų. Tai kam tas visaištis? Pas mane galim. Tu čia gyveni? Kelintame aukšte? Aukšte. Visas jisai mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Visas beveik dangoraižis tavo? Užėjai. O kelintame aukšte yra tualetas? Daug geriau. Mama! Čia svečių? A? Oh yeah. Nu tai ką? Gali ruoštis. Ruoštis kam? Taigi savo vestuvėm! Rytoj. Ne, šiaip gal geriau poryt. Tavo dydžio suknia yra spintoje, žiedai. Rytoj pasimatuosim. Manau, tiks. Na, bet tai kad aš... Bet, tu nesijaudink. Viskas atsiras man tik tais pirštus suspraksėjus. Tu tik pasakyk. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Amigos, ar jūs gerai jaučiatės, ar jūs užvedė šis kraują verantis pasirodymas? Na, ir nieko nelaukdamas pranešiu šio šou konkurso telenovelę Prezentą rezultatus ir nugalėtojus. Ir nugalėjo lietuvių šou kolektyvas Amorė!
prašau, nieko nedaryk man. Aš nustosiu tęsti šitą šlykščią tradiciją. Aš nustosiu kankyti jumis burštą šlykščią kraujo spalvos muletą. Aš galiu būti tavo draugu. Aš galiu tikit savo draugus manotorus šito nebetęsti. Aš galiu nepavalgyti jautienos, tavęs aš geriau nepavalgysiu mėsų. Yeah. Palikom. Ai, su. Pagaliau aš atvykau į šalį, kur gausų lietuvių. Tačiau kažkaip keistai jie mane žiūri. Apie ką ir kalbu. Vienu žodžiu, likau be pinigų, be darbo. Ką man daryti? Kur man dingti? Rimtai, turėjau tokią draugę Tomytę. Turėjo mediciną atvažiuoti į Angliją studijuoti. Reik paskambinti, paklaus, kaip sekasi. Alio? Klausom. Čia Gvidas. Taip, tas pats Gvidas. Kaip tu mane nustebinai? Oi. Skambinu tau su klausimu. Likau be pinigų, be darbo, absoliučiai, be nieko. Kaip netikėta. Oi, dar kartą. Gal tu man kažkuom galėtum pagelbėti? Vien žodžiu, dabar turiu trumpam užsukti studiją. Už 2 valandų susitinkam centrinį miesto kavinį, viską išsiaiškinsim. Apie kokią tu studiją? Sakau, 2 valandų susitinkam. Nu gerai. Labas. Labas. O tai kaip tu čia apsirengus? Nu, taigi matai, kad Londone čia nieks su 3 paloskiam neoperuoja. O tai kas atsitiko? Ai, girdi, kaip 7 klasė. Ai, girdi, aš tu kaip pats parodžiu. Ai, gerai. Iš tikrųjų, atvykau pas tave su prašymu. Kaip išnekėjom telefonu, likau be telefono, be pinigų, be darbo, be nieko. Gal tu man kažko galėtų pagelbėti? Nenustebina, iš tikrųjų. Gerai, taip. Tavo laimiai, šį vakarą turiu masišką koncertą. Jame dalyvaus netgi pats DJ Giovanni Junior. Giovanni Junior? Aha. Gerai. Ar čia retro Tomytė? Aš tavo didžiausias fanas. Ar būtų galima nusifotografuoti? Visada. O kada būtų galima išgirsti? Jie galima susnerti. Bet čia retro Tomytė. O tak. Tai tu tokie įžymi? Nu taip, ką tu galvoji. Gerai, pasakok toliau. Gerai, šį vakarą turiu žiauriai gerą gabalą, žiauriai gerų žodžius parašytus. Atsiunčiu, pasižiūri ir daugiau žiūrėsim, ką su tim daryti. Nu, davai. Sveiki visi! Čia aš, DJ Giovanni Junior! Ir šiandien su manim retro Tomytė bei Udjezo! Negirdžiu jūsų publiką! Keturi, 7. Matai nebor saulė, pakelk akis, mokys toliau. Aš tave matau. Tu mane girdi. Tai, ką mes čia gavom, tikrai mane stebina. Dvetai akyse, damai negražina. Ar teisės ir minai per jos tu nieko nematai. Neaplenkti vadovėlį, mum vienintelį draugą. Mačernis sruoga, Donelaitis Putinai. Prirašė belinkėk, bet kuri. Taip, mum pasisekė, bet taip galvojam, kai čia atėjom. Norų spindėjom ir visus skubėjom. Taryba, hata ir visus kitos sektos. Ei, pagalvok, ji nėra tokia stras.
Tie 4 metai užgrūdino labai, įvyko šitiek daug, nors to nepajutai. Fūros, plėtkai, konfesijos tikrai, užliso visą valdžią, bet Esi mokiniai! rašėm, kiek galėjom rašėm, formulės konspektus mes, vieną naktį galėm, rašėm, kiek galėjom rašėm, formulės konspektus mes, vieną naktį galėm, rašėm, Kiek galėjom rašėm, formulės konspektus mes, vieną naktį galėm, rašėm. kiek galėjom rašėm, formulės konspektus mes, dieną naktį kalėm. O dabar sugrįžtame į senąjį ritmą, visų labai senai pripažinta. Žinoma, gera ir nuotaikinga, kuris visad išlieka madingas. Rankas viršų! Gavo, ką norėjo, gavo, ji mane apgavo. Jie tau melavo! Gavo, ką norėjo, gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Gavo, ką norėjo, gavo, ji mane apgavo. Ji tau melavo. Gavo, ką norėjo, gavo, ji mane apgavo. Ne. Niekur aš neskrysiu lenkti nugaros kažkam ir kelti ekonominį lygį kažkam. Niekur neieškosiu laimės ten, kurios ir taip nerasiu. Ir neklaidžiusiu, ieškodamas nežinia ko ir taip prarasdamas savo jaunas dienas. Geriau baigsiu mokyklą, eisiu univerą, dirbsiu mėgiamą darbą ir kursiu šeimą su savo mylima žmona ir vaikais. Ir liksiu čia! Galbūt per daug ir per ilgai mes vaidinom. Galbūt per ilgai kartojom žodį vėliau. Gal kartais per daug iš tėvų reikalavom ir kartais įkyriai mes norėjom sužibėti. Ir aš ten buvau, senus veidus vėl naujai pažinau. Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes kem 7 jau niekas nekeis, žemės nepaliks, viskas buvo seniai. Tu per ilgai įtemptai gyvenai, nes mūsų gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigaunam po repo laidos. Nesikankink dėl agurkų, bet verta kovot lygi galo dėl savo taurės. Pabandom iš naujo, nes esam reforos patys geriausi. Neliek savo kraujo dėl bičio, nes būsi legenda, kol neprarasi vilties. Net jeigu kaskart teks sugrįžti į Dubajų, vyro ieškoti. Bet verta kovot lygi galo dėl savo taurės. Pabandom iš naujo, nes esam Lieporios patys geriausi. Neliek savo kraujo dėl bičio, nes būsi legenda, kol neprarasi vilties. Net jeigu kaskart teks sugrįžti į Dubajų, vyro ieškoti. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot
Labas vakaras visiems. Kaip malonu matyti jūsų čia tiek daug per mums 47 laidai tokią svarbę dieną. Ačiū Jums, tėveliai, mokytojai, artimieji, kad esat. Taip pat noriu visos laidos vardu tarti ačiū žmonėms, be kurių mes nestovėtumėm laimingi šioj scenoj. Tai visų pirma, norim padėkoti mūsų režisieriai Orintai ir pakviesti ją į sceną. Norim padėkoti už kūrybinės idėjas, už sugaištą laiką ir kantrybę. Ačiū, ačiū, ačiū. Galbūt per daug ir per ilgai mes vaidinom. Galbūt per ilgai kartojam žodį vėliau. Nu ką, įveikėm? Ar įveikėm? Aš labai džiaugiuosi jūsų mėly tėveliai, draugai, seneliai, artimieji, jūsų nuostabiais, gabiais vaikais. Ir labai norėčiau, kad visi jiems paplotumėt. Ačiū. O šiaip tikrai, man didžiausias džiaugsmas, kad mes kartu kūrėm ir sukūrėm. Ir dabar galim netgi parepuoti, ne? Kūrėm, kiek galėjom kūrėm, mes sukūrėm. Ir ačiū Jums už gerą vaibą. Ačiū Jums. Taip pat didžiulį ačiū norim tarti mūsų mylimam šokių mokytojui Algimantui Arlauskui ir pakviesti į sceną už pagalbą kuriant šokius ir repetuojant. Aplokim. Grįžti į Dubajų, vyro ieškoti. Ačiū Jums. Ir dar vienas didelis ačiū skrenda mūsų muzikos mokytojui Mykolui Dankiui už pastumėjimą, padrąsinimą, nebijoti dainuoti, įrašinėti dainas ir kurti. Ačiū, paplojam. Ir kviečiam į sceną. Na ir žinoma, ačiū mūsų administracijai, mylimoms auklėtojams, apskritai visiems mokytojams, tėveliams, visiems už rūpestį, globą ir palaikymą. Dėkui Jums. Nes būsi legenda, kol neprarasi vilties, net jeigu kaskart teks sugrįžti į Dubajų, vyro ieškoti. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovoti iki galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasaulyje kaip 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Dėkojame abiturientams ir režisieriai Orintai Jazdauskaitei Juozapaitei už padovanotą nuostabią kelionę. Skelbėme 10 minučių pertrauką, po kurios kviečiame sugrįžti į antrąją renginio dalį. Smagu Jūs visus matyti sugrįžus į antrąją šimtadienio šventės dalį. Ak,
ta jaunystė, pilna svajonių, tikėjimo, siekimo vis naujų tikslų. Bet tai juk ir romantika, lyrika. Tai dideli ateities planai ir visų perspektyvų pradžia. Tas jaunystės žavesys. Jaunystės žavesį ir dvelgsmą pajusite ir abiturientų šokyje. If you don't, you'll be alone. And like the ghost, I'll be gone. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now put your hands up. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad once you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. In the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Hey. Yeah. Keep dreaming and dark scheming, yeah you do. You're a poison and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. I feel like I'm drowning. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Rumba, ella quiere su rumba, ¿cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the track on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the locks. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want Metai praleisti mokykloje – tai kelionė ne tik į žinių pasaulį, tai savęs pažinimo laikas, tai įvairios patirtis ir emocijos. Kaip svarbu šioje kelionėje atrasti savo pašaukimo kelią, suprasti kaip asmenybėms. Nors liko tiek nedaug laiko mokyklos suole, gimnazijos direktorė tikrai turi ką pasakyti. Žodį tarti kviečiame Leporių gimnazijos direktorę Sigitą Malinauskienę. Labas vakaras.
mėly abiturientai, mėly tėveliai, giminės, broliai, sesės, aišku, mokytojai. Labai smagu, kad šiandien čia susitikome. Kai kas, ko gero, ir pirmą kartą. Ir šito laiko, ką mes dabar jaučiame čia, ką mes pamatėme ir ką mes dar pamatysime, niekada daugiau nebus. Nes laikas keičiasi, bus daug įvairių dalykų, bet ne tokių. Ir tas laikas, 47 minutės, irgi priverčia galvoti, viskas praėjo, daugiau šito spektaklio nepamatysime. Kalbant apie laiką, kartais mes jam dažnai neturime laiko, sakome, ar ne. Kartais laikas sustoja, kartais norisi, kad jis kuo greičiau prabėgtų. Prisimenam pasimatymus, ką čia ir matėme. Atrodo, kad laikas stovi ir kadagi bus ta lemta valanda susitikimo, kai sėdi kartu, jis kažkur dingsta ir vėl vėluosi namo ir vėl gausi pylos. Laikas yra visagalis. Ir laiką mes pajuntame kokią sekundę pavėlavę į traukinį ar pamiršę antį kepančią orkaitėje. Labai juokingai, bet tiksliai Čekuolis pasakęs apie laiką. Laikas kaip oras. Mes jo nejaučiame, kol kas nors nepakvepina arba nepagadina. Tai čia toks juokas, o laiku iš tikrųjų galime keliauti ir pirmin, ir atgal. Ir šiandien noriu labai trumpai grįžti laiku atgal, gal prieš kokį 4 metų, kai jūs nedrąsiai, truputį išsigandę, truputį pasimetę, pasirinkote Lieporių gimnaziją ir atvėrėte jos duris. Bet turbūt kiekvienas savo galvojate, aš turiu įrodyti čia, kas aš, ko aš noriu. Ir jūs tai padarėte, aišku, ne per vieną naktį. Jonas ir Domas sukūrė Medetkas. Prie jų prisidėjo Tautvydas ir Arnas ir tapo, gimnazijos didžėjais. Arnas tapo šiemet pūlo čempionu, man atrodo, yra ir Eitvydas, ir Denas tapęs. Toliau, nekalbant apie Ermelitą, kuri yra daugelio olimpiadų ir konkursų laureatė. Na, o ką kalbėti apie Gvidą, Valdą, Tomą, Meidą, kurie yra nepakartojami renginių vedėjai. O Simas tapo šuolio koordinatoriumi ir aš manau, kad dar suorganizuos vieną stovyklą pabaigdamas šią mokyklą. Na, o ką kalbėti apie Rugilę, Adriją, Izabelę, kurių paveikslai puošė gimnazijos sienas, nes jos organizavo asmeninės paraidos. Na, o mūsų smuiko virtuozės, kokios dabar yra, Emilija ir Ula, teisingai, dainininkės Toma ir Gustė. Dar žinau, kad laimėjo olimpiadą dailės ir buvo meninio skaitimo konkurso laureatė Ugnė ir Saida. Ir daug Ignas, Genardas, daug sportininkų, aš negaliu visų išvardinti, nes tiesiog jūsų buvo daug. Ir iš tikrųjų mokykla yra vieta ne ta, kad čia paruošia tyrėjus ar teisėjus ar inžinierius. Mokykla yra ta vieta, kurioje jums yra suteikta galimybė atrasti save, savo pašaukimus, savo norus, pamėginti lyderystės pradmenis, auginti savo empatiją. Ir ten nesupyks mokytojai, bet dažnai tai yra daug svarbiau negu fizika ir matematika. Šiandien jums kaip oro reikia gerų žodžių. Žodžių tokių, kurie pakeltų, atjaustų, įkvėptų, neleistų suklysti. Žodžiai svarbus geri dabar, nes ne tik dėl to, kad artėja egzaminai, bet dėl to, kad mes esame tokioj situacijoje ir viduje, ir aplinkui, gresia karais, įvairiais dalykais, kurie tikrai neprideda
irgi gerumo ruošiantis egzaminams, todėl aš labai kreipiuosi į tėvelius, kad jūs tą atrama, kurie galite ir prisižadėkite savo bent keletą minučių kiekvieną dieną skirti savo vaikams, kuriems jūs esate labai svarbus. Mėly abiturientai, jūs dar visko išgirsite, nemoki, nesugebi, neišeina, bet jūs negalite, neatsakingi esate už tai, ką kalba kiti, bet jūs galite patys suprasti ir kaip priimti tuos žodžius. Aš žinau, kad galbūt jūs nežinote, ar visos jūsų svajonės ir visi planai išsipildys, bet galima stengtis dėl jų kiekvieną dieną. Jūs negalite grąžinti to, kas įvyko vakar, bet jūs galite kontroliuoti tai, kas vyksta šiandien, dabar ir stengtis kiekvieną dieną dėl savo rezultato. Labai norėčiau, kad jūs būtumėt žingsnių priekyje savo abejonių, negalėjimų, nenorų, nes jeigu jūs menkai vertinsite save, tai ir smegenys pradės jums pritarti, na ir aišku, tada pasaulis nepridės nei grašio daugiau. Aš nuo pat jaunystės vadovaujuosi, kai man sunku, vienu posakiu. Jei būtų lengva, galėtų visi. Aš jums jį paskolinu negrįžtamai. Kartokite jį kaip mantrą, prisipratinkite ir pamatysite, kaip jums padės. Na, o laikas, jis niekur nepabėgs nuo jūsų, keliaus kartu su jumis, bet aš linkiu jį pagauti, pažaboti ir priversti jį dirbti jums. Sėkmės, mėly abiturientai. Dėkojame direktoriai. Visa gimnazijos administracija yra puiki komanda, todėl visų abiturientų vardu norime padėkoti direktoriaus pavaduotojui ugdymui Sauliui Urbui. Ugdymo skyriaus vedėjai Redai Šteimantieniai. Ugdymo skyriaus vedėjai Kristinai Ališauskaitei. Bei neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjai Laimai Gricieniai. Džiaugiamės, kad šimtadienio šventėje dalyvauja mūsų artimiausi draugai, atstovai iš Gegužių progimnazijos. Kviečiame į sceną progimnazijos direktorę Silviją Baranauskienę tarti sveikinimo žodį. Labas vakaras. Mėly abiturientai, labai malonu, kad pakvietėte šį vakarą kartu su jumis keliauti aplink pasaulį. Noras keliauti akivaizdu yra jauno žmogaus požiūris. Ir iš visos širdies, visos Gegužių progimnazijos bendruomenės vardu sveikinu jūs su jūsų jaunystės kulminacija. Ir linkiu, kad niekada nesumažėtų jūsų tikėjimas, kad visas pasaulis yra jūsų ir jums. Ir kad pats gražiausias lopinėlis tame pasaulyje yra Lietuva. Mes matėme Gegužių progimnazijoje, kaip jūs užaugot. Ir dabar matom, kaip jūs Lieporių gimnazijoje pražydot. Ir už tą įvairiaspalvį žydėjimą mes labai esame dėkingi kolegoms, Lieporių gimnazijos klasių vadovams, mokytojams, administracijai ir akivaizdu kolegoms tėveliams.
O šį vakarą, ateidama į šią ypatingą jūsų šventę, aš labai pasiruošiau. Aš pastovėjau už jūs ant sėkmės akmens, pabėgiojau į viršų ir žemyn vertybių laiptais, išvaikščiojau ypatingasias alėjas, atnešiau kelis paukštelius, kuris žymi, jog jūs skrendant, ir tai yra matyti iš mūsų mokyklos ženklo. Ir žinoma, atnešiau, kadangi kaip bebuvę, jūs esate mūsų vaikai, atnešiau saldainių su simboliniais pavadinimais. Obuoliukai, žinoma, meno sodo, kregždutė, žinoma, iš pavasario, ir spalvoti drugeliai, žinoma, iš jūsų jaunystės. Būkite laimingi, brangieji. Ir kam dabar atiduoti? Jums. Ne jums, apsikeisti. Ačiū progimnazijos direktoriai. Kelionės, muzika, šokiai. Tu nori šokti? Aš gal ir norėčiau, bet žinau, kad šokti labiau nori užkulisiuose nekantraujantis Leporių gimnazijos trečiokai. Taigi, trečiokų šokis čia, čia, čia. Mieli abiturientai, jūsų auklėtojas visus 4 metus buvo kartu su jumis kelyje ir siunčia jums patarimus, kaip saugiai keliauti. Kviečiame pasižiūrėti auklėtojų sveikinimo filmuką. Pievų žalios, lygumėlis baltas, baltas, krantus mėlys teka tykiai, nemunėlis į marias. Ola, ola, mes keliaujam, ola, iškilaujam, ola, poilsiaujam, su daina.
prisižiūrėsiu šviesos, įkvėpsiu pakartotinai saulės ir be jokios pabaigos mylėsiu visą šitą pasaulį. Visa širdim, visa širdim, visa širdim, aš myliu šitą pasaulį. Visa širdim, visa širdim, visa širdim, aš myliu šitą pasaulį. Ašarų žvaigždžių, pilnos saulės vonios, įbrendu ir štai laimingos mano koja šuolis vietoj, tolygus pakilimui, viskas paprastai ir štai prisižiūrėsiu šviesos, įkvėpsiu pakartotinai saulės ir be jokios pabaigos mylėsiu visą šitą pasaulį. Prisižiūrėsiu šviesos, įkvėpsiu pakartotinai saulės ir be jokios pabaigos mylėsiu visą šitą pasaulį. Kur kas siek, auk, geisk, būk, imk, sek, keisk tu. Paprasčiausiai mylėk, rask, leisk, rimk, eik, jausk, žaisk, sveik ir lik. Paprasčiausiai mylėk, kur kas siek, auk, geisk, būk, imk, sek, keisk tu. Paprasčiausiai mylėk, rask, leisk, rimk, eik, jausk, žaisk, sveik ir lik. Paprasčiausiai mylėk, visa širdim. Į sceną norėtume pakviesti 4 A klasės vadovę Laimą Gricienę. Kviečiame 4 B klasės vadovę Žaną Braslauskienę. 4 C klasės vadovę Ireną Dagienę. 4 D klasės vadovę Liną Žukauskienę. Ir 4 E klasės vadovę Ritą Norkutę. Filmuką tai tikrai pamatysite iki pabaigos. Tik kitoj vietoj, o tai bus penktadienį. Įteikit auklėtojom gėlės. Laukiam, laukiam. Sveikinimai, gėlės, gražūs žodžiai. Šis vakaras tikrai nuostabus. Ir jis tęsiasi. Kviečiame abiturientų tėvelių vardu kalbėti Donatą Tamašauską. Labas vakaras. Labas vakaras, Lieporių gimnazijos bendruomenė, svečiam, abiturientam, tėveliam, seneliam, broliam, sesėm, mylimosiom, visiems susirinkusiems. Atrodo, visai neseniai, gal vakar, už rankų atvedėm į 1 klasę, nedrąsiai, gal su baime, kaip bus, kaip jie augs, kaip jie mokysis,
ką sužinos, ar susidraugaus, ar pažins kažką. Man atrodo, 12 metų prabėgo. 12 metų išdaigų, 12 metų rimtų darbų, 12 metų klaidų, dvejonių, sėkmių ir pergalių, kurios grūdino. Kalbant apie laiką, galima būtų palyginti 12 metų, tai maratonas ir dabar liko 100 dienų. Tai jau sprintas. Paprastai, jeigu yra įvardinamas kažkoks laiko tarpas, tai tiesiog norisi šalia ir pasakyti kažkokius veiksmus ar darbus, ką per tą laiką atlikti. Tai va, mėliem abiturientam liko 100 dienų prisiminti, ką išmokot, pakartoti. Iš tikrųjų tai išmokti. Dar yra laiko. Norėčiau tėvelių vardu padėkoti mokytojams nuo pradinių klasių, progimnazijos, gimnazijos mokytojams už jūsų triūsą, už jūsų įdėtą darbą, auklėjant, ugdant, padedant auginti mums šiuos tokius kūrybingus, išradingus, protingus, gražius vaikus. Paplokim. Tai, mėly vaikai mūsų, po 100 dienų jums jau bus kitas gyvenimo etapas, slenkstis, po kurio pamatysim, kiek jūs pasiruošę gyventi savarankiškai, ko išmokot, kokias vertybės išsinešat iš mokyklos, iš šeimos, iš draugų. Po 100 dienų jums reiks sukti, spręsti, ar į Norge, UK, ar į vestuvinius batelius, ar į aukštąją. Noriu palinkėti, kad kelionės bendraja prasme per gyvenimą, per jūsų nuotykius niekada nenustotų. O užbaigti šį sveikinimą norėčiau dainos atkarpa, 100-dienio dainos. 100 dienų beliko būt sykiu, padainuokim 100 dar dainų. Ačiū. Dėkojame tėveliui. Mėly abiturientai, Lieporių gimnazijos trečiokai sveikina jus ir kviečia į dar vieną kelionę. Visi girdėjo žodį Lieporiai, bet kaipgi realybėje atrodo ši vieta. Šioje vietoje gyvena ypatingai įdomus žmonės. Sveiki, aš Orijus Gasanovas ir keliauju 270 dienų aplink pasaulį. Nauja savaitė, nauji miestai, naujos šalis. Keliaudamas aš mokausi, ragauju, susipažįstu ir kiekvieną sykį nustembu. Ši kelionė be scenarijaus, nes gerai kelioniai scenarijaus neparašysi. Sako, kad pietinis yra gražus. Tačiau aš nedrįstu ginčytis, kad Lieporiai yra gražiausi, todėl aš šiandieną jums norėčiau juos aprodyti. Oho, kaip gražu. O dabar keliaukime prie pūlo stalo. O čia turime mėlynus biliardo stalus, pamėgtus ramių Lieporių gyventojų. O čia tvarką prižiūri teta Rita. Ar mokate visus programinius autorius? Neverta.
savęs žlugdyti, gramzdyti į duobę, atsiprašant, tik bedugnę. Ar atsakingai lankysite pamokas iki egzaminų? Aš esu nusiteikęs ir pasiryžęs tęsti pradėtus darbus, dalyvausiu. Supratau, ačiū. Prašom. Kokie planai laukia po mokyklos baigimo? Viskas ilsėsies, stumsiu durą, pavargau. Kaip jaučiatės likus 100 dienų iki mokyklos baigimo? Keistas jausmas, tikrai dar reikia apsiprasti su tuo jausmu. Manau, kad viskas bus gerai, reikia tiesiog išsimiegoti. Rytoj naujas rytas, susidėliot mintis, dar reikia apmastyti, kaip čia viskas taip įvyko. Kokie mokytojai yra Leporių gimnazijoje? Geri, labai geri. Ačiū. Dauguma turistų, net ir patys Lieporių gyventojai, čia atvyksta ne tam, kad pasimokyti, ne tam, kad gauti naujų žinių, o tam, kad skaniai pavalgyti. Šioje valgykloje ne tik skanus maistas, bet ir gražiai atributika. O dabar užsisakykime karbonadą. Galima karbonadą? Kaip jaučiatės atsiskaičius lietuvių kalbėjimą? Atgaiva ir sielai, ir širdžiai, daug juoko, daug gerų emocijų. Ar jau pradėjote ruoštis egzaminams? Aš ir turiu savo gyvenimą, aš ir noriu pabūti vienas. Klausykit, atstokit jūs nuo manęs, būkit, man duokit ramybę, aš jau pats pavargau. Ką darysite, kai pasibaigs šį 4 metų kelionė Lieporiuose? Reikės kažkaip tą tuštumą užpildyti. tą baisę tuštumą galvoje ir širdyje. Kaip vertinate mokyklos maistą? Skonį vertinčiau, kokių, kiek čia to skonį įvertinus, kokių 8 tai vertinsiu, nes viskas, žinokit, skanu. Ar ruošimasis šimtadienį ir repeticijos užima daug jūsų laiko? Žodžiu, Max busy ir oh my god, kaip aš sakau. Žmonės sako, kad Lieporiuose nėra vietos, kur atsisėsti ar praleisti laisvą pamoką. Bet štai, gyvas įrodymas - sėdmaišių imperija. Tačiau čia turistai apsilanko labai retai, pagrinde lankosi vietiniai gyventojai. Kaip jautiesi likus 100 dienų iki mokyklos baigimo? Vien ant lėkimo, nespėju nieko. Koks yra geriausias prisiminimas įvykęs per 4 metus Lieporių gimnazijoje? Ką žinau dabar, tiesą sakant, net neprisimenu, kai reikia labai greitai kažką atsakyti. Ar jaudinėsi prieš egzaminus? Viskas, žinok, nebegyvenimą, nežinau, verkti, ką daryti. Ką planuoji gyvenime veikti po mokyklos baigimo? Klausimas tikrai labai įdomus ir kritiškai svarbus. Ar pasiilgsi Lieporių gimnazijos, jos bendruomenės ir mokytojų? Koks netikėtas ir įdomus klausimas. Reikia pagalvoti. Kadaise čia stovėjo fūra, o dabar jos vietą užima abitūra. Ši vieta perleidžiama iš laidos į laidą Lieporių jaunimui. Jų pareiga šitą vietą saugoti, ginti ir mylėti. Jeigu nerandi abitūras, ieškok jos prie fūros. Atsiprašau, galima pakalbinti? Ne. Ką planuojate veikti po šimtadienio šventės? Mažas stiklelis didelį žmogų pakelia. Ir nuteikia gerai. Už ką nori padėkoti Lieporių gimnazijai? Už svajones, už keliones, už tuos sparnus, kuriuos turite išskleisti ir skristi aukštai. Tai kuo ypatinga ši vieta lieporiečiams? Kartą pabandęs jau nebegali sustoti, man taip atsitiko. O dabar atvykome į garsųjį kvartalą. Savo laidoje noriu viską parodyti, bet prie šio nekilnojamo turto prieigos neturiu. Todėl apžvelgti šito turinio negalėsiu. Kiekvienas namas turi savo įvairų dizainą. Ar po mokyklos baigimo dar grįžti į Lieporius? Man neaktualu čia būti, nes man čia nėra ko sėdėti. Aš noriu poilsio, labai didžiulio noriu. Ką norėtumėte pasakyti Lieporių mokytojams ir administracijai? Žinau, kad žemai galvą lenkiu. Ar jaudinatės prieš egzaminus? Mane muša prakaitas, man yra virusas. Kaip teisinatės tėvams dėl neigiamų pažymių? Seni, tai čia ne mano kaltė, ką aš dabar galiu padaryti, kad taip atsitiko. Taigi, apkeliavęs visą pasaulį, galiu teigti, jeigu nori skanaus karbonado, ar gerai praleisti su draugu laiką, ar sužaisti gerą biliardo partiją. Taigi, mielas keliautojai, atvyk į saulėtus Lieporius.
O Orijaus kelionių komanda 47 Leporių gimnazijos laidai nori palinkėti, kad pasaulis platus, paviršius slidus, laikykis tvirtai ir tau padės draugai. Dėkojame trečiokams. Na, o mes nuo visos 47 laidos norėtume padėkoti trečiokams už gerą nuotaiką, gražius šokius. Na ką, ačiū. Likus tik 100 dienų iki jūsų skrydžio savo ateitin, labai svarbu prasmingai išnaudoti savo laiką, dirbti ir švęsti. Šiandien jūsų šventė, todėl visi kartu sudainuokite 47 laidos dainą. Tegul skamba saulėti lieporiai. Paliekam neskaitytas knygas ir klibančias kėdes. Užsimetę uniformas, skubam į 5 minutės. Jau baigės lengvos dienos, prasideda egzaminai. Iškalę paskutinę naktį, išlaikysim juos visus gerai. Jei motyvacija apleis, prisimink, kad liko tik tai 100, kai dienos lekia šitaip greit. Galim garantuoti tikrai, kem 7 prisiminsit amžinai. Oh yeah, juk mes geriausi jūsų mokiniai. Nekyla abejonių, lieporiai antri namai. Palikę matkesuolą, karbonadą kertame skaniai. Ir viskas pats neišsikals, Red Bullis ir naktis bemiegė. Sniegas, lietus ar purvai, prie fūros judam ištisai. Kem 7 prisiminsit amžinai. Oh yeah, juk mes geriausi jūsų mokiniai. Gerai, gal pastumėm pirmoką, gerai melavom, tiesiai jums į akis. Betgi mokomės gyventi dieną, kiekvieną.
Mes geriausi jūsų mokiniai. Oh yeah. Juk mes geriausi jūsų mokiniai. Oh yeah. Juk mes geriausi jūsų mokiniai. Pievų, bet daug gėlių. Ar saulė, ar lietus, čia būna smagu. Netrūksta čia juoko, netrūksta dainų. Nestinga gyvybės, kiemelė porų. Kirčiuokit neporiai, bet šiaip nesvarbu. Mylėkit, jei norit, mylėkit už du. Nes jei šitą vietą mylėtų visi. Ir miestas, ir žmonės gyventų linksmi. Po žaliais gražius stogais, lyg liepsargiais tylėtais, po žydru dangum ir saulės spinduliais. Vasaros ir žiemos čia prabėga neregėtos. Ši vieta vadinasi saulėti Lieporiai. Netrūksta čia juoko, netrūksta dainų, nestinga gyvybės ir daug šypsenų. Taip pat mielas draugė, jei liūdnas esi, šią dainą užtraukė ir šūktel save. Na štai jau ir linksma, nes tiek šypsenos pasaulį nerasi vietelės tokios. Po žaliais gražių stogais, lyg liepsargiais tylėtais, po žydru dangum ir saulės spinduliais. Vasaros ir žiemos čia prabėga neregėtos. Ši vieta vadinasi saulėti Lieporiai. Po žaliais gražių stogais, lyg liepsargiais tylėtais, po žydru dangum ir saulės spinduliais. Vasaros ir žiemos čia prabėga neregėtos. Ši vieta vadinasi saulėti Lieporiai. Ši vieta vadinasi saulėti Lieporiai. Gražaus šventinio vakaro.